Klausiame? Atsakome. Aišku, savaip. Nes jei jau niekas neatsako, tai bent pasijuokim. Tai antroji dalis. 15 klausimų, 15 atsakymų, kurių nesitikėjai. Ar žiūrėjai pirmą video su 15 retorinių klausimų? Jei ne, pridėsime nuorodą aprašyme. Jei taip, laikykis. Dabar metas pabandyti atsakyti. Gal pasitikrinkime, ar tavo ir mūsų sutaps. Šis turinys satyra. Šie atsakymai gimė po ilgų meditacijų, pokalbių su kaimynais, giminėm ir net po konsultacijų su dirbtiniu intelektu. Galima šalutinis poveikis, sukeltos įkyrios mintis, šypsena veide ar garsus juokas, kurio aplinkiniai gali nesuprasti. Tikrų atsakymų čia gal ir nerasit. Bet šypsena garantuota. Šiuo video tikrai nesiekiame nieko įžeisti. Įsižeidusiems siūlom arbatos. Kelintais metais bus pastatytas stadionas Vilniuje? Atrodo, kad greičiau bus pastatyta piramidė Marijampolėj, nei stadionas Vilniuje. Žmonės kalba, kad Landsbergis pavogė šiferį, o kuris slepia visą tą šiferį? Ar yra slaptas šiferio bunkeris ar sandėlys? Dar nuo tų laikų, kai šnipas Petras jį dar dengė nuo NATO palydovų. O gal jau metas sukurti Netflix serialą? Kada baigsis švietimo reforma? Turbūt tada, kai baigsis ir pats švietimas. Arba, kai mokiniai pradės dėstyti mokytojams. Kodėl vaikui gauti vietą darželyje sunku, o mokyklose per mažai vaikų? Gal darželį juos eksportuoja? Gal tarp darželio ir mokyklos kažkas juos prarijo? Reikia ieškoti paslaptingos institucijos tarp 6 ir 7 metų. Lietuvos centrinė vaikų skylė. Kodėl Lietuvoje gyventojų mažėja, o eilės pas gydytojus ilgėja? Gal gydytojai dabar kaip mitiniai padarai, kaip undinės ar vienaragiai, visi girdėjo, bet niekas nesutiko. Kodėl darbuotojas išeidamas iš darbo turi grąžinti kiekvieną tušinuką, o Seimo nariai, nepatekę į Seimą, gali pasiimti, ką nori? Ar yra kas tikrą Seimo inventoriaus grąžinimo lapą? Yra legenda, kad į Seimo išėjęs narys pasiėmė savo kėdę su visa frakcija. Kodėl kelių remontas visada prasideda likus savaitę iki rinkimų? Gal asfaltas yra slaptas partijos narys? Kodėl kelininkus kasmet netikėtai užklumpa žiema, nors jie ateina tuo pačiu metu jau tūkstančius metų? Ir vis tiek staigmena. Kelininkų kalendorijoje žiema ateina tik tada, kai
kai pirmas sniegas jau užkloja visus kelius, o pirmas automobilis jau slysta į griovį. Kodėl druska barstoma tada, kai jau visi nuslydo? Gal bastytuvai laukia nuomonės formuotojų apžvalgų, be įrodymų, nė gramų druskos. Kodėl kelių remontai prasideda tada, kai visi išvažiuoja atostogų? Nes kai visi išvažiuoja, mažiau kas skundžiasi. Statistika: 80% pykčio pasilieka automobilyje. Kodėl išrašyti baudą galima per 3 minutes, bet išrašyti pažymą užtrunka 3 savaitės? Nes bauda pelnas, o pažyma darbas. Niekas nemėgsta darbo, spėk, kas labiau vilioja. Kodėl už pavėluotą 3 eurų mokėjimą gauni grasinantį laišką, o kai jie tau skolingi, grąžinsim per 30 dienų? Nes 3 eurai jiems principo reikalas. O tavo 3 procesas vykdomas. Kai jie skoloja, tai procesas, kai tu nusikaltimas, esi žmogus prieš sistemą. Kodėl valstybė viską skaitmenizuoja, bet prašo ateiti su popierinė pažyma? Elektroninė sistema tiesiog nepasitikė savimi. Skaitmena tai iliuzija, biurokratas tiki tik antspaudu. Gal kas žino, kada bus tikrai paskutinis Selo koncertas? Sel koncertai kaip greitai įsiutę filmai. Sel koncertai kaip greitai įsiutę filmai. Kiekvienas žadamas kaip paskutinis. Bet vis atsiranda dar vienas ir dar vienas. Ir galiausiai, kodėl mes vis dar tikimės atsakymų? Nes mes lietuviai ir mūsų nuo amžių maitina viltis, kad gal šiemet viskas bus kitaip. Ar kuris tavo ir mūsų atsakymas sutapo? O gal turi savo versiją? Parašyk komentaruose. O gal turi naują klausimą kitai daliai? Pasidalink su tais, kurie vis dar tiki, kad pastatys stadioną. Ir nepamiršk, mes neieškom teisybės. Mes ieškom priežasties pasijuokti. Kuris atsakymas labiausiai pataikė į 10-tuką? Kuris visiškai nelogiškas, bet labai tikras. Jei bent vienas klausimas ar atsakymas pralinksmino, tikslas pasiektas. o jei norėsi dar kada pasijuokti iš rimtų dalykų, žinai, kur mus rasti. Iki kitą kartą.